Karina Kazlauskaitė, metalo meno ir juvelyrikos menininkė, bet daugiau dirbu su tarpdisciplininiais projektais, rengiu parodas, dalyvauju parodose ir grupinėse. Ir paskutinė paroda individuali buvo Klaipėdoje, būtent susijusi su Baltijos jūra. Kažkaip, kadangi aš esu patikilusi iš Šilutės, iš Pamario, tai ir netikėtai, ir sąmoningai kažkaip mane užkabino šitą temą, gal apie tai vėliau, nes aš kažkaip galvoju pradėti nuo savo projekto su kiaulės pūslėmis, kuri jau apie 10 metų, gal daugiau aš jį vysčiau, bet kaip ir praeitis jau, bet čia dabar žinoti. Tai šiandien šiek tiek papasakosiu, nežinau, kiek čia bus laiko, jeigu pavyks, apie savo vieną iš didesnių projektų su kiaulės pūsle, iš kurios pasigaminau pergamentą, bet naudojau ir pačius kiaulės pūslės objektus. Ir apie šiek tiek apie paskutinį projektą apie jūrą. Tai gal tada šiek tiek apie kiaulės pūslės istoriją. O kaip aš mano kūryboje, kaip neatsirado, tai čia buvo tiesiog suintrigavo toks faktas, kad tai anksčiau būdavo žaislai, iš jų buvo daromi vaikiški žaislai. Tiesiog pripučiama ir džiovinama pūslė su žirniais. Bet čia Lietuvoje ir apie tai aš girdėjau iš savo tėvų, tai dėl to kažkaip tais buvo toksai kontradikcinis, toksai keistas jausmas, kaip tai galėjo būti atraktyvu vaikui kaip žaislas, nes toks atrodo labai gyvas, iš skerdienos išimtas organas ir jisai vienu žodžiu. Ir taip neatsirado mano kūryboje, kuomet aš ją susiradau. Tai gal biškį istorijos dabar. Čia pasaulyje, jinai ne tik Europoje, bet ir kitose pasaulio šalyse, ir Azijoje, ir Latino Amerikoje, ir Šiaurės Amerikoje yra įvairios kaip užgavėnės, galima sakyti, įvairiais metų laikais, skirtingai nuo šalies, kai kur yra ir vasara, rugpjūčio pabaigoj, kai kur yra ir pavasarį, kai kviečia kaip pavasarį išvaryti žiemą, panašiai kaip Lietuvoje. Ir labai dažnai vokiškai kalbančiose šalyse irgi labai yra naudojama tiesiog kaip atraktyvus kažkoks simbolis, irgi dažnai būna ir su vandeniu, su kaukėmis jie tiesiog gatvėmis eina paradai, mojuoja ir arba kitas syk žiūrovus tiesiog su ta pūsle arba muša, arba tiesiog toksai festivalis, kur visi švenčia savotiškai. Kodėl ta kiaulės pūslė? Tai skirtingose tautose skirtingai jie aiškino, nors jinai iki šiol dar jinai yra kaip ir naudojama. Bet, pavyzdžiui, yra tokia tautelė, čia kaip šamaninis atributas Aliaskoje, ten tik su, aš neversiu, su piet gentis, jie traktuoja tą pūslę, kad yra kaip dvasia, kiekviena gamtos dalis, nuo atskirų gyvūnų iki jūros, iki vėjo ir ugnies, suvokia žmogaus mintis ir veiksmus, todėl reikalauja pagarbaus elgesio ir su savo pūslės toksai tas festivalis vyksta. Tai tarytum pagarbus atminimas gyvūnai,
kuris paaukojo savo gyvybę dėl, ar tai išsimaitinimo, dažniausiai dėl išsimaitinimo, kad tu išmaitinai kaimą ir panašiai. Taip pat yra ir šiandien dar naudojama ir kulinarijoje, kaip mes taip patys turime skilandį, kindzulį kitur vadinama, tai rūkytas arba brandintas mėsos gaminys. Italijoje ir Prancūzijoje yra vištiena joje ruošiama, kad savo šsulcę tiesiog jis kepa. Ir tuo pačiu gauna ir tam tikrą puoselį. Taip pat kiaulės pūslė yra labai žinoma sporte. Tai buvo pirmieji kamuoliai, tai kuomet pūslės membrana būdavo prikišta samanų, šiaudų ir paskiau apsiuvama oda. Tai buvo iš pirmųjų kamuolių, regbio kamuoliai, paskiau ir futbolo. Taip pat pūslė buvo naudojama aliejiniams dažams laikyti anksčiau, o tubelės šiuolaikinės aliuminės buvo išrastos 1841 metais, kuomet portretų tapytojas John Goffey Rank, pakeisdamas kiaulių pūsles ir stiklinius švirkštus kaip pagrindinius dažų transportavimo įrankius, aš čia skaitau. Šie pavyzdžiai iš tapybos darbų dažniausiai vaizduojamas vaikai su kiaulės pūslė, nes dažniausiai atraktyviausia būdavo būtent vaikams, nes balionų ir kamuolių tais laikais tokių nebuvo. Tai ant keraminės plytelės irgi yra vaizduojamas vaikas pučiantis pūslę, čia skerdienas ir jų suaugęs pučia vaikų pūslę. Šiek tiek komentuosiu, bet čia labai ir matosi. Kažkodėl tai susijau ir Duchampo kūrinį, tiesiog susijęs su savotiškai kaip šiuolaikinis meno kūrinys, bet netiesiogiai pūslė, bet kiti kūriniai tiesiogiai su pūslėmis, aš išskiriu labai nedaug keletą. Tai Doris Salcedo iš Kolumbijos, ne iš karvės pūslės, ne iš kiaulės, iš karvės, man atrodo, jeigu teisingai prisimenu. Tokius kūrinius darė, tokias kaip dėžutės ir lyg po stiklu sudėti objektai. Nors, kiek žinau, Norvegijoje, kiek girdėjau, anksčiau neturtingos šeimos vietoj stiklo irgi naudodavo kiaulės pūslę, nes labai tampri ir labai elastinga ta membrana ir gana gražią šviesą. Ir tarp kitko Norvegijoje dabar yra daromi šviestuvai, staliniai šviestuvai iš kiaulės pūslės, čia kaip tradicija pasiūlymai. Kitas menininkas Dusonjų, Amerikos, korėjiečių kilmės amerikietis, biomenininkas, vienas iš jo tokių pavyzdžių, plastikiniai maišeliai ant šakos parišti su pūsle, turbūt LED šviesa, kaip suprantu, kiaulės pūslėj. Ir pavyzdį aš įdėjau savo vieną iš kūrinių iš projekto Gamta kaip žaislas, tai knyga iš pergamento padaryta iš pūslės. Čia kaip pavyzdžiai. Stiklieji balionai buvo gaminami iš kiaulių pūslių ir gyvūnų žarnų. Pirmuosius guminius balionus 1824 metais pagamino profesorius Faradėjus dėl eksperimentų su vandeniliu. O kaip pavyzdžiui šiuolaikiniai balionai iš lateksų. Taip pat dėl ko aš tą medžiagą atradau ir kodėl pradėjau domėtis, tai būtent nuo tų žaislų istorijos. Šiek tiek apie barškučius. Aš nežinau, čia turiu atsinešusi du pavyzdžius.
gal galiu parodyti, kaip čia viename yra su stiklo granulėm toksai garsas, o kitas yra su džiovintais žirniais, kaip paprastai darydavo anksčiau vaikams ūkininkų šeimose. Bet labai ilgai netarnaudavo, nes, sakė, vaikai būdavo didelės šeimos, puslė viena, vaikai tesdavosi, kovodavo ir labai greit sustrodavo. Bet kaip keista, koks skirtingas garsas. Taip. Na, aišku, aš manau, kad kitoks garsas yra, bet čia yra nenilakuota ir dar prieš tai buvo druskoj marinuota. Nes iš pradžių aš kažkaip druskuodavau, nes dėl tam tikrų, nes aš patarpu, kai aš ją atradau, aš gyvenu Norvegijai, bet pusles veždavausi iš Lietuvos, tai tam, kad transportuoti aš jas sūdydavau, kad jų laikyti, nežinau, kad būtų saugiau, bet jinai puikiai laikosi ir nesūdyta išpūsta. Išdžiovinta išpūsta, dar vienas žmogus pasakojo, kad sako, mano garaže jau 20 metų, sako, puslė kabo, ten mėtosi ir sako, nei graužikai, nei pelis, niekas jas neima. Turėtumai nereikia įdėlmė? Nu, šiaip yra problema, jeigu yra druskuota, tada druska labai sugeria drėgmę. Aš turėjau vieną lepsusą per parodą irgi, didžiulis objektas su gausybė puslių. Ir ten buvo pusrūsė muziejui, ta paroda ir labai drėgna. Ir ten labai pradėjo varvėti, nes buvo daug druskuotas. Tiesiog ta druska pradeda sugeria drėgmę ir tada drėgmė. Tai buvo toksai gyvas performances. Bet jeigu nedruskuotus, tai gal šiek tiek elastingesnės pasidaro. Jos reaguoja į temperatūrą labai, į faktorius. Tai čia puslinis barškutis iš džiovintos kiaulės pūslės su žirniais ir saulėgrąžom. Čia mano nuotrauka ir mano darytas tas objektas. Tiesiog išpūsta kiaulės pūslė. Čia tarškutis iš žąsies gerklių su smulkiais grūdeliais, vikiais. Čia kokie tipai būdavo, šiek tiek gavau kaip pavyzdžių organiniai barškučiai. Tai iš gyvulinės kilmės tai buvo naudojama iš žąsies gerklių. Medinis barškutis. Gal toliau? Muzikos instrumentas su kiaulės pūslė. Tai mažučiai muzikos instrumentai, kai kur rašo, kad tai būdavo vaikų vaikiški muzikos instrumentai. Bet kai dariau parodą organiniai žaidimai Palangos muziejuje čia 22 metais, tai kaip tik viena palangiškė kažkaip kuratorė susisiekė, būtent turėjo šitą instrumentą. Jie tenais kažkokį jie naudoja ir groja kažkokiam ansamblį. Kaip jisai labai gražus pats kaip objektas, kaip dailės kūrinys tas instrumentas. Čia aprašyta, kaip jisai padaromas iš kokių medžiagų, kad lankosi pūslė gaminamas iš sulenktos lazdyno arba eglės šakos, prie kurios galų pritvirtinama viena arba dvi stygos, pagamintos iš gyvulio žarnos arba iš specialiai paruoštos, išvaškuotos arba išsekuotos grūdelės. Tarp lanko ir įtemptos stygos dedama išdžiovinta ir specialiai paruošta kiaulės pūslė. Ji kruopščiai ištrinama pelenuose arba žemėse, išpučiama ir išdžiovinama. Taip paruošta pagrindinė instrumento dalis ir ilgai išlieka susprogusi ir nepakeičia formos. Ir vėliau pūslinės pradėtos gaminti ne iš sulenkto medžio šakos, bet iš medienos sudėtingesnės konstrukcijos, su suveržikliu, stygomis bei grifu. Pūslė lietuvinis instrumentas, perkusinis. Na, čia gal užtenka kaip pavyzdžių.
šviestuvai, lempos, žibintas ir pypkėje buvo naudojama pūslė. Ir medicinoje matrica ir ląstelės naudojamos žmogaus kraujo raumenų atauginimui. Ir čia prasideda kelionė iki studijos, kaip aš tą medžiagą gaunu. Tai irgi yra pats labiausiai sukrečiantis toksai, nes neįprasti vaizdai, neįprasta situacija, kad ta medžiaga, kol ta medžiaga atsiduria studijai, nes jinai yra šiaip kaip šalutinis produktas šiandien, jos nebenaudoja, kaip anksčiau, kad plačiai naudodavo kulinarijai, tiesiog tai yra atlieka. Ir tam, kad ją gauti, aš dažniausiai susisiekiu su kokia skerdykla ir paprašau, kad man paliktų. Tai čia viena iš kelionių, vienoje iš skerdyklų Lietuvoje. Tuo metu, kai gyvenau Norvegijoje, tai teko aplankyti didesnės industrinės vietas, kuriuose ten daugiau ir produkcija daroma ir daug, nes šita skerdyklė Lietuvoje tai yra tik skerdykla, nieko daugiau. Tai irgi teko susidurti su, bet aš, čia gal nuotakas nebus nuotakas. Šitaip atrodo krūva pūslių, kurias reiks sutvarkyti, paruošti džiovinimui, išplauti, apkarpyti, kartais užsūdų, kartais ne. Čia taip atrodo faktūros, kai jas išdžiovinus, jeigu matos, čia jos yra nedruskuotos, jos tokios daugiau skaidrios, permatomos, o druskuotos, tai va šitą tokios daugiau neperšviečiamas. Čia irgi buvo bandymai įrašinėti garsą, kurį aš bandžiau čia pademonstruoti. Čia eksperimentai. Čia segės. Segės aš kažkaip savo kūryboje dažniausiai, aš kaip pradžioje pergamentą išdirbta ir segių pavidalu arba papuošalų pavidalu dažniausiai dekoras arba auksuodavau, sidabruodavau arba šiek tiek irgi paišydavau. Tai čia gali būti ir tušiukas, ir pieštukas, čia jau bus nepamatoma. Čia matosi bendras vaizdas ekspozicijos, būtent su pūsle. Čia objektas kepurė, pūslė dėžėje, autoportretas, barškutis, pūslė barškutis, kaklo papuošalas. Čia segės žuvelės, auksuotos, sidabruotos, lakuotos. Lėktuvėlis. Dar segių pavidalu, tai aš bandžiau sukurti kažkokius lengvus užsegimus, kad nereikėtų daugiau intervencijos kažkokios tenais įrėminti, sidabre ar kažkaip pasirodė, kad kažkokių lengvesnių sprendimų ir kažkaip atsirado tas magneto principas, kuris tiesiog iš vienos rūbo pusės, iš priekio, iš vidutinės pusės rūbo ir tiesiog tas papuošalas laikosi tarp dviejų magnetų. Namas namai serija. Paroda iš Palangos gintaro muziejaus. Pakomentavus čia, kaip čia pasakyti, ekspozicija buvo integruota tarp durpių. Durpės kaip organinė medžiaga irgi kažkaip susijusi gal su mano gimtąja vieta, nes Šilutėje yra durpynas, jis kažkada buvo Lietuvos, dabar yra priklauso vokiečių kompanijai, viena iš didžiausių pasaulyje
ar Europoje, kiek pamenu, teisingai prisimenu. Ir jie kažkaip labai mielai bendradarbiavo su menininkais ir dalinosi ir medžiaga. Bet aš daugiau gana statiškai tai pasižiūrėjau kažkokių tai gilesnių tyrimų arba kažkokių tai kūrinių daugiau kaip atrama tą medžiagą kaip žemė organinė, šalia tos organinės puslės objektai ir papuošalai. Dionizas objektas, auskarai. Čia šiek tiek irgi yra iš durpyno medžių šaknis. Čia batraištis, susuktas pergamentas, gintaras. Čia gintaras ir čia dronodaro spira. Gintaras, auksuotas pergamentas, sidabras, plienas, irgi batraištis, tai mėta. Čia kaklo papuošalas ir sniegeškis. Čia serija yra iš kiaulės žarnų, kurias galime įsigyti prekybos centruose dar, nes kiaulės žarnos dar kažkaip yra mūsų kulinarijoje naudojamos iki šiol. Barškutis, čia kalposi. Taip pat teko dalyvauti 21 metais simpoziume Švedijoje Alanto saloje kartu su grupe juvelyrių, šiuolaikinės juvelyrikos menininkėmis, bet truputį kitame mastelyje. Tai buvo ir pavadinimas apie tai sako, žemės juvelyrika, Lenčiūrų simpoziumas. Mes susirinkome vienoje iš salų ir tiesiog kūrėme saloje iš rastų ką aplinka davė. Čia mano objektai, informacinis tiltas, jūršalis. Gal, žinau, jeigu įdomu pakomentuoti, tas stulpas man pasirodė šiaip įdomus, tai seni, šalia buvo gamykla karvių ir tas stulpas buvo nuo senų vartelių viena laikomoji ašis, nes buvo likę ir vyriai seni surūdiję ir tiesiog aš jį panaudojau tokį fotografijos toks kaip performances. Trikojai. Buvo gana įdomus sutapimas, kad mes gyvename Švyturyje, buvom apgyvendinti, kurios savininkas dar ten gyveno. Ir jisai kiek sakė, kad labai keista, nes buvo labai daug tos raudonosios algajos, tos jūržolių. Sakė, kad tai labai reta, kad šitoks kiekis, nes jūra pakrantė gana buvo sekli, bet tam, kad nueiti tam tikrą ruožą, ten trukdavo nežinau kiek, vietoj 5 minučių trukdavo vos ne pusvalandį, nes tenais kaip klampynė. Labai įdomi keista patirtis. Tai pačiai parodai vėliau buvo paroda, buvo sukurti kaklo vėriniai iš fosilijų pakrantėje rastų, atkaiščiai ir kiaulės žarna. Taip pat segės pavadinimo, bet aš vadinu tai iš riebaus šautuvo
serijos. Čia yra varis ir kiaulės žarna. Vėliau Lenkijų ir tas žemės juvelyrika dalyvės mes buvom pakviestos ir Klaipėdoje. Taip pat pristatėm parodą ir dar sugalvojau tokį, buvo Klaipėdai atlietos irgi objektai. Čia kiekviena dalyvės buvo iš Švedijos, Suomijos, Vokietijos, Lietuvos, mes iš Lietuvos buvom dvi. Čia tiesiog atliejom kaip protesto kažkokį tais ženklą, atliejom savo sėdmenis objektus tokiais. Bet tarytum jie integruoti į pakrantę, nes Olando saloje pakrantėje buvo labai daug kaip akmenų. Kai banguoja, tarytum jos išnyksta ir vėl atsiranda ir mes tarytum norėdami panaudoti savo kūną, integruotą į tą jūrą, tarytum tie akmenys, bet kadangi jūra buvo tiek daug sąnašos tų jūržolių, mums tai buvo neįmanoma padaryti, tiesiog buvo dėl tų sąlygų, neišėjo, tai mes vėliau sugalvojome tokią akciją ir iš aliuminio čia buvo atlietos formos. Taip pat buvo suorganizuota meno dirbtuvės Klaipėdos pajūry. O čia jau paskutinioji mano paroda, kuri vyko rugpjūtį šiais metais. Finansavo Klaipėdos savivaldybė kultūrą ir buvo susiję irgi su jūra. Kūriniai įvairūs ir objektai, ir papuošalai konceptualūs, ir video performances bei foto projekcija. Naudojau rankšluosčius aš jau naudojau nuo 2012, bet ne taip aktyviai, ne taip išraiška tokia tiesioginė, dažniausiai kažkokia tai kaip tarytum pagalbėlė, ar tarytum kažką padedant jos. Rankšluostis man tai asocijuojasi su daugiau su kūnu, kaip ir kadangi aš studijavau metalo meną ir juvelyriką, tai kažkaip dažnai tas žvilgsnis krypsta į žmogaus kūną, nes ta papuošala tai yra dažniausiai jį eksponuoja ant kūno. Rankšluostis kažkaip man siejasi tarytumai su to pačiu žmogaus kūnu. Buvo užmanymas, galvojau, gal važiuoti aplinkui Baltijos jūrą ir rinkti rankšluosčius gal iš žmonių ar panašiai, kad kažkokią tai dimensiją įgauti ir socialinę, bet kažkaip vis dėlto apsistojau ties savo šeimos archyvų ir naudojau daugiau iš savo šeimos archyvo ir formom. Taip pat besidomint jūrą labai kai kurie faktai, kaip pavyzdžiui faktai kaip jūros užterštumas ypatingai labai sujaudino arba taip keistai nustebino, kad po Antro pasaulinio karo labai daug cheminių ginklų buvo palaidota tas likutis, tas vadinamas dviejose taškuose Baltijos jūroj prie Danijos ir prie Švedijos salų. Bet problema yra tame, kad metalas, jisai, kaip pasakyti, su laiku tirpsta ir labai daug dabar yra sprendžiama, kaip neutralizuoti, nes tai yra labai žmogui kenksminga cheminė medžiaga, kuri buvo naudojama karo metu. Tai kažkaip tais kaip irgi tokia reakcija į tą žmogaus
sakyti, mūsų trumparegiškumą, gal tiesiog arba tas šokiruotas toksai jausmas, kad mes visą laiką tarytumai gyvename kažkokioje mažoje saloje, atskirti nuo aplinkos ir visą laiką tai yra klaidingas. Tai toks reakcingas galbūt, tokia reakcija ir tų kūrinių, tas falo formos, galios ir kontrolės kažkokios tai neigiamos išraiška šitos falo formos, kurios buvo irgi naudojami rankšluosčiai ir dreisenos. Tarytumai žmogaus produktas ir gamtos produktas kartu. Čia fotoprojekcija. Šitą nuotrauką aš užtikau Instagram tinkle. Autorė, kuri ją publikavo, tai yra Lenkė fotografė ir aš su ja užmezgiau ryšį, paklausiu, ar būtų galima ją panaudoti šitą nuotrauką. Tai mielai sutiko ir šiaip tokia įdomi ir istorija paprasta, bet šią nuotrauką rado jos giminaitis viename iš Lenkijos, viename kaime netoli Torunės, seno namo palėpėje. Ir tai jie galvoja, kad tai yra iš 1920 metų. Vėliau, kiek pasižiūrėjau, Torunė tai yra miestas, kur yra didžiausia ginklų pramonė vystoma Lenkijai gamyba. Tai galvoju, gal tai irgi buvo susiję kažkaip. Čia metalo laužą šitą daiktą įsigijau, o šitos dujokaukės radau Latvijos pakrantėj, Papės kaime, irgi vienam susmukus vienam trobelį, palėpėj, ten dar likęs tik stogas, tai buvo labai labai daug. Paskui kiek paaiškėjo, kiek domėjaus, kitas kaimas Antro pasaulinio karo metu irgi buvo susijęs su ar laivai tai degalus ten pildydavos ar kažkas tokio. Na, čia spėju iš tų laikų. Viskas. Tai tiek, ačiū. Ačiū labai. Ačiū, Karina. Ačiū, Karina. Ir tikrai daug praktiškai visos temos, kurias tu analizuoji taip įdomiai savo kūryboje, vienaip ar kitaip susijęs su vandeniu. Ar tai būtų tos pūslės, kurias reikia plauti, rauginti, visai ten paskui džiovinti ir vėlgi prižiūrėti, kaip jos kinta ir išsilaiko priklausomai nuo aplinkos drėgmės rodiklių. Ar ypač tos temos, kur paskutinėse parodose tu analizavai, tai vis tiek su to vandeniu labai susiję. Gal pakankamai apie tas dreisenas, aš galvoju, kažkaip, aš nežinau, man buvo labai įdomios sanklodos Pamary tų dreisenų kriauklyčių. Kažkaip labai daug buvo tokių minčių kažkaip, nes yra buvo įkurtos dreisenų kriauklių mariose auginimo fermos. Tam buvo kažkoks tarptautinis projektas, Lietuvos ir nepamenu, Švedijos, kažkieno. Kažkaip aš bandžiau ten ieškoti ryšių, gal kažkaip būtų galima prikabinti, naudoti kažkaip meno kūriniams apauginti, bet kažkaip čia gal tikiuosi ateities projektai. Nes dreisenas, gal nepažymėjau, trumpai, jos yra, kadangi Baltijos jūra yra labai uždaras telkinys ir kenčia nuo azoto, ypač ir fosforo pertekliaus, kuris yra sutekla iš agrikultūros mūsų, iš mūsų kanalizacijų, jis yra sunkiai pašalinamas
Dėl to labai skatina eutrofikaciją, tai yra žydėjimą jūros. O tai sukelia daugiausia fosforas ir odrisena yra būtent, jinai minta tais dumpliais ir jinai tuo pačiu filtruoja fosforą ir būtent tas trąšas, kurios naudojamos žemdirbystei ir paskui suteka sūdami į jūrą. Ir dėl to jų buvo tas bandymas padėti Baltijos jūrai įsivalyti, darant tas fermas, tas vadinamas, auginimo fermas. Nu, bet čia dar viena invazija, kuri buvo kaip tik sąmoningai, kaip aš suprantu, padaryta tam, kad valytų vandenį, ne? Labai senai prisenus kažkaip, labai senai iš Azijos atkeliavo. Nu, tai invazinis vis tiek gyvūnas. Jau yra invazinis, bet man atrodo, čia labai senai, tai nebeskaitoma. Kad jos atkeliavo iš Azijos. Nu tai va, tai žodžiu, šitam tokiam gaidoje invazijų ir vizijų mes šiandieną tada ir baigėm ir tik tai primenam, kad kitas mūsų susitikimas bus kitą savaitę. Jisai įvyks spalio 30 dieną, tą pačią 16 valandą, tai informacija bus Dailininkų sąjungos puslapyje. Tikimės, kad mes ir vėl galėsime jūs pakviesti susitikti čia projekto erdvėje, o kas negalės, galės prisijungti online. Ačiū visiems, iki.